pasaka Devyni broliai. Seniai, seniai, tarp plačių Dzūkijos girių ir mėlynų ežerų gyveno 9 broliai ir viena sesuo. Gyveno jie gražiai ir laimingai, dainas dainuodami, vakarais pasakas vienas kitam sekdami ir žaidimus žaisdami. Mato seselė, kad devyngalvis jau kumelaitę su vežimaičiu praryti tiesinasi, tai nežinodama, ką daryti, šoko iš ratų, įlipo į medį. Kol ji dukėjo medį, jis Slibinas prarijo, o kumelaitę ir vežimaitį. Slibinas ir vėl sako.
Gegužės suėdžiu kumelaitę, suvežimo karasėlį. Elenytė medį išsigandusi, nei gyva, nei mirusi, tik pamatė gegužę skrendančią ir pradėjo jos prašyti. Gegužės, gegužėl, tu gražus paukštelis, pranešk mano broleliams, kad jų seselė devyngalvis užpuolė, kad jau viską suėdė ir tuoj ją pačią praris. Nevėjok, mergelė, nedrebėk, tuoj pakuposi tavo broleliams, tuoj nueiti apskubės, tavęs kalbyti. Pakilo gegutės sparnelis, mostelėjo ir nuskrido jūsų seselė. Jūsų seselė Ąžuolas sėdi, devyniagalvis, Gegužė nuskrido pas Elenytę ir guodžiasi. Mane visi nuvijo, mane visi nepatikėjo. Nunešk mano broleliams šitą žiedą, atiduok jauniausiajam ir pasakyk, kad devyngalvis jau pusę ąžuolo nugraužė. Gegužė ir vėl nuskrido pas brolelius ir škukavo. Gegužė jauniausiam broliui padavė žiedą ir sako: Tai jūsų seselė žiedą. Iš kur tu jį gavai? Seselė davė šitą žiedą. Ei, brolelė, einam paduoti seselės paduoti. Aprėmęs Levinas vėl ėmė graužti medį, visiškai jau baigė nugraužti,